Sveiki mūsų brangus draugai, jūs kanale Ask and Talk ir šiandieną pas mus svečiuose grupės vadovas Ramūnas. Sveiki, Ramūnai. Sveiki. Kaip jūs laikotės? Procese. Kokiam procese? Dievo ieškojimo. Papasakosite? Ta prasme, iš naujo atradau, kiekvieną kartą iš naujo atrandi Dievo, norisi jį surasti, apčiopti ir dėl to, sakau, procese, dėl to, kad visą laiką tai vyksta nauja kažkas. Tai dabar esu tokiam procese, kur pradėjau, nepraleidžiu dienos be švento rašto. Ir tai mane užvedė, iš tikrųjų, galiu parekomenduoti, toks yra pastorius Kari Blake. Jis neturi kompromisų su šventu raštu, ta prasme, jis jokių interpretacijų per Dievo žodį. Tai aš dabar einu visiškai, ta prasme, taip nuogai, per Dievo žodį ir žiūriu, ar aš atitinku tai ar netitinku. Tai va toks procesas. Tada ten yra ir tikėjimo, kad jeigu ne kūniškumas, bet tikėjimas ir tai, sako, praktikuoti reikia savo gyvenime. Tai aš tą ir darau tame procese. Aš pristačiau jūs kaip grupės vadovą. Papasakokite truputį apie šitą grupę. Tai grupė atsirado turbūt jau labai senai. Čia muzikinė grupė, taip? Muzikinė. Jeigu kalbam apie muzikinę grupę, jinai vadinasi Karaliaus vaikai, ne? Taip. Tai, kai atsikraušiau į Raudondvarį, mes pasistatėm, apsigyvenau Raudondvaryje ir tada aš visą laiką vienas buvau. Ta prasme, pats vienas grodavau, šlovindavau, dar mano žmona buvo gyva, tai visą laiką tarnavau su gitara. Ta prasme, grodavau ir jinai man pritardavo, ta prasme, mes kartu buvom. O paskui tiesiog tradiciniai katalikų bažnyčiai susipažinau su žmonėm, ta prasme, kurie chore buvo ir tiesiog pakviečiau grupę, ta prasme, ir pakviečiau kartu ir paskiau pagal mano giesmės žodžius Karaliaus vaikai, tokį vardinom, kaip grupė tapo ir mes jau dabar labai ilgą laiką, gal 15 daugiau metų. Ką reiškia Karaliaus vaikai? Karaliaus vaikai, tai taip kaip ir mūsų himnas, karalius tai yra tas, kur virš visų karalysčių amžinasis mūsų tėvas, tai čia jam visa garbė, ta prasme, tai yra dangaus tėvas, tai yra Jėzus Kristus. Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, tai yra trejybėje karalius. O kaip gimė pavadinimas? Iš mano giesmės, tiesiog yra Karaliaus vaikai, mano giesmė yra. Ir kažkaip natūraliai viskas kaip atsiranda, tai kažkaip natūraliai viskas įvyksta, aš nieko kažkaip neforsuoju niekada. Nieko neforsuoju, leidžiuosi tėkmėje toje ir kažkaip taip atsirado ir visiems labai patiko ta giesmė, aš ją ir dabar groju, tai tapo mūsų himnu, į ten vadinasi Karaliaus vaikai. Papasakokite truputį apie savo vaikystę, kokia jinai buvo. Mano vaikystė tai buvo, šiaip tai tokia labai, negalėčiau pasigirti, kad tai buvo džiaugsminga ar dar kažką, ne, ta prasme, buvo labai griežtai auklėjimas buvau, savo mamos greičiau, net tėvų, tėvelis mano vargonininkas, amžinatelis tėvai jau įreiškia, tai jis visą gyvenimą vargonavo, taip pat jisai turėjo ir chorą savo, vadovas choro, ir meno vadovas, ir VDU ten dėstytojas, su muzika taip pat jis ten, reiškia, muzikos ir meno istoriją, jisai dėstė, VDU universitete, o aš, reiškia, kaip. Tiesiog augau kaip vaikas ir matyt labai pamilau muziką, bet kažkaip prie gitaros prisirišau ir man taip kažkaip labai patiko tas ir pradėjau kažkaip tai grot, man patiko o kai paskui atsirado žodžiai, aš ir pats pradėjau liktai kurti, bet
nuo tokio kunigo Kaknevičiaus. Man patiko, nes norėjau tiesiog įgarsinti savo, pavyzdžiui, kūrinį, tai skaitai, tas netinka, paskui toks kunigas Kaknevičius man įstiko ir kažkaip aš pradėjau. Ir su juo pradėjau bendradarbiauti, tai pavyzdžiui, jeigu aš jo nesutinku, tai paskui dakuriu kažką. Ir gavau iš jo leidimą, kad galiu keisti žodžius, ten taip toliau. Tai nuo jo, jisai mano toks kaip pirmasis būtų, reiškia, žmogus, kuris pradžia jo buvo kūrybos, mane įkvėpė, o paskui aš jau pradėjau pats. Bet jūs nuo vaikystės girdėjot žodį Dievas? O nuo vaikystės taip. Augau tradiciniai katalikų bažnyčių ir mano dėdė amžinatilsį buvo kunigas ir, žodžiu, aš augau, galima sakyti, bažnyčioje. Jeigu būdavo viršui, mes miegodavom vaikai, o pačioje vykdavo mišios. Mus atiduodavo 3 mėnesiams, reiškia, dėdei, o jis vis laik kažkur tai būdavo ištremtas į kažkokią tai, jisai dėl to tiesos sakymo, jis labai buvo toks tiesmukiškas, mano dėdė, ir jį vis laik tremdavo kažkokias nuošalės vietas. Bet tos nuošalios vietos būdavo labai nuostabiai gražios, ta prasme, ten buvo labai daug miško, ten uogų ir grybų ir visko būdavo, tai mus vis laik vaikus palikdavo. O mūsų dėdė buvo griežtas, tai jis mane mokindavo, auklėdavo griežtai. Tai aš, pavyzdžiui, to tikėjimo, tai aš jo bijojau, nes tiesiog buvo labai man baisu, ta prasme, kaip čia reikės mokintis. Ten buvo tokie, reiškia, už gerus darbus Dievas duoda dangų, o už blogus pragaru baudžia. Buvo tokie laikai, tai po taip ir augau. Tokioj baimė, galima sakyti, nebuvo meilės tokios, kaip dabar, va, ką aš jau visiškai kitaip išgyvenu Dievo buvimą. Prieš jūs smurtavo vaikystėje? Taip. Ir labai dažnai. Ir kaip jūs reagavote tai? Turbūt man būdavo pyktis, turbūt aš pykdavau, nes mane dėdukas pastoviai vesdavo į bažnyčią, už rankos paima ir veda į bažnyčią. Aš nesuprasdavau, kas ten vyksta. Bet ten bebūnant kažką pradėti pajaus, kažkas tokio yra. Bet tai buvo tokia kaip, vis tiek buvo tokia kaip prievarta, galėčiau pasakyti. Tai aš kartais pabėgdavau, žvejodavau, kad nereikėtų eiti į bažnyčią. Tai vėl ten gaudavo velnių. Jo, būdavo toks, į atlaidus vesdavo, ten žmonių minios, aš pavargdavau, man tai baisu, dabar aš nenoriu to atlaidų, ta prasme, ir panašiai, kaip sako, atlaidai ar ką, tai aš ne. Man kažkaip vaikystėje taip likę tokie. Kaip jūs galvojate, šiuolaikiniai tėvai veda vaikus kažkur, nebūtinai į bažnyčią, aplamai kažką daro per prievartą? Ar tai teisingai? Tai tikrai ne, turi žmogus būti laisvėje. Dabar aš matau, kad žmonės jau kitaip augina savo vaikus. Tikrai daug kitaip, ta prasme, daug leidžia, bet leidžia, ta prasme, kad žmogus patirtų, pats vaikas patirtų tas ribas, jeigu ten, kad jeigu, aišku, ten neleis pilnai ten į ugnį kišti, bet vis tiek, kad jis pajustų pats, bet kad nebūtų prievartos. Aš manau, kad tai viskas tikrai nėra dabar tokios prievartos, kaip anksčiau buvo, labai keičiasi laikai. Gerai, grįžkim truputį prie jūsų grupės. Kokia jūsų misija? Sako, kas šlovina, dvigubai meldžiasi. Aš manau, kad šlovinimas Dievo tai yra pagrindinis dalykas, tai yra padėka. Padėka ir išgyveni, ir ta prasme toks vedimas, kur iš širdies tu tiesiog pats net nedarai to. Tiesiog iš širdies gimsta melodija, gimsta arba susapnuoja dar kažkas. Ir ta prasme yra Dievą tiesiog, garbini Dievą, šlovini. Tai įdėta. Tai yra duotybė, aš manau. Koks narių amžiaus vidurkis jūsų grupiai? Sakau, įvairiai yra, reiškia, vis pasipildo taip įdomiai, aš kai dalyvauju sielų festivaliuose, XFM, ten, reiškia, Remigijos Visevičiaus direktoriaus. Jisai ten, reiškia, organizuoja tas sielų festivalius kiekvienais metais, bus visur kažkur kitur, dabar Palangoj, tai mes visą laiką dalyvaujam, jau tam visą laiką dalyvaujam, vis dalinamės kažkokiu savo kūrybą, tai kaip sakau, tai dabar pasipildė 10 metų vaikiukas su būgneliais, mes jam leidžiam duoti. Paškiau, reiškia, iš buvusios garsios tokios lietuviškos Hebros, buvo tokia Hebra.
Sielose visą laiką dalyvaudavo ir pimdavo pirmiausias vietas, ta prasme, žinoma grupė. Tai pas mus pasipildė toks, irgi atsirado Saulius toksai. Staliūnas iš tos grupės reiškia, su perkusija, su mušamu to būgneliu. Tai jisai savo tą rekomendavo, moko jis, tai reiškia, tą vaikiuką savo 10 metų. Tai va, tai ir jaunėja, ir kartu iki 50 metų ir taip, va tokia mūsų grupė. Įdomiai tokia va, ir jauni, ir jau virš. Kokiais vertybėmis labiausiai puoselite savo komandai? Gal tolerancijos, nes pas mus yra, aš, pavyzdžiui, esu priėmęs žmogų, kuris turi gražų balsą, visą kitą, bet jis yra neįgalus. Tai nėra taip lengva, jam vieną kartą pasakai, kad reikia čia taip, čia tu daugiau su jausmu, jisai, kad balsą savo reiškia, jis turi balsą, bet jis, leiskim, gali ar išlysti, dar kažką, ta prasme, koreguoji, bet tai, ta prasme, aš daugiau darau, aš galėčiau ir vienas visą tai daryti, bet aš noriu draugų, noriu, kad tai būtų kartu, bendruomeniai, ir jie labai noriai tai dalyvauja, jiems labai gera kartu. Ir mes kartu repetuojam, ir tas neįgalus žmogus tampa, ta prasme, jisai turi vietą savo, ir tuo pačiu padedu jam, ir kartu mes kaip komanda, jis jaučiasi visai kitaip. Galima būtų palikti, taip toliau užribį, bet tikrai mes kažkaip jau labai senai, ir kaip nekeista matyti, tai Dievo darbas, nes labai jau senai mes iš tikrųjų esame. Kažkaip dar neįsiskirstam. Kaip dirbti su tokiais žmonėmis? Ta prasme. Ar sunku su jais dirbti? Kartais taip. Kartais taip. Kaip tai atrodo? Ta prasme, tu norėtum... Čia psichologiškai? Aš esu perfekcionistas. Nes ir nesupratau, kad vis dėlto šlovinimas tai nėra kažkoks tai, taip, galbūt norisi, kad kuo gražiau skambėtų ten kartu. Tai yra labai daug darbo, reikia įdėti. Kas liečia, pavyzdžiui, mes su dukra savo, kaip anksčiau būdavom kartu, tai antiek mūsų balsai, reiškia, jinai turi savo ir jai nereikia, jinai turi tą talentą taip pat. Reiškia, tą dovaną balso. Ir mes kaip su juo giedam, tai, ta prasme, gaunasi labai nuostabiai. O vat jau su savo, reiškia, tais nariais, jau reikia pavargti, reikia dirbti, noriu kažką išgauti, bet supratau, dabar taip man Dievas pastatė, kad čia yra šlovinimas. Ir aš dabar sakau, šlovinkit svarbiausia iš širdies, nuo širdžiai. Ir tada, sakau, nesvarbu, kaip gaunasi, bet tai yra Dievo garbiai. Ir viskas, nes negali reikalauti per daug. Per daug negali reikalauti. Nesakau, pas mane toks perfekcionizmas visame kame, ką aš bedaryčiau. Pas jūs visi komandos nariai profesionalai? Ne. Tai jums kaip... Aš ir pas neprofesionalas. Bet jūs turit muzikinę... Aš turiu, tiesiog tą dovaną turiu. Bet jie turi visi muzikinį išsilavinimą, ar ne? Ar kažkas pats išmoko groti? Tiesiog, taip. Tiesiog, taip. Tai jums kaip perfekcionistui dar sunkiau. Dabar aš jau sakau, dabar mane Dievas mokina, reiškia, būti nuolankiu. Tai aš dabar nuolankumo mokinuosi. Nes daug ką aš skaitau švento raštą, visą kitą ir paskui ateina iškart išbandymas. Va tau egzaminas. Dabar, pavyzdžiui, turėjo būti per sielas, ne per sielas, atsiprašau. Ir Donbary buvo mūsų, reiškia, dainuojamos poezijos festivalis. Mus pristatė kaip šlovinimo krikščioniška grupė. Va, ir išvakarėse atsisakė, aš jau džiaugiausi, kad po daugelio metų bus su manim dukra ir jinai labai greitai įsisavino būgnelį. Nebuvo to Sauliaus, reiškia, jisai negalėjo. Ir aš jau džiaugiausi, parodys, o dabar tai parodys. Ta prasme, fainai, bus kartu su dukra ir dukrai bus fainai ir man kartu, taip šeimoje. Taip man kaip tėvui nuostabu buvo. Ir mes repetavom, išvakarėse, ne.
kitą dieną nebus. Tai man toks uraganas, kai užvirė, vidui galvoju, ir paskiau nusileisti reikėjo, suprasti, kad palauk, kas svarbiau, ar muzika, ar žmogus. Jis susiriko ten kažkaip, psichologiškas kažkokie dalykai, visą kitą. Ir tas susidėjo, ar į viešumą kažkaip nenorėjo. Ir aš tada nusileidau, supratau, svarbiau yra dukra, man svarbus santykis su ja. Ir padėjau, bet tai jautėsi mano kūniškume. Persidavė mano grojime visame kame, vis tiek paliko tą tokį antspaudą, nes aš būčiau įsitaškęs, kaip sakoma, visai kitaip. Bet tas vis tiek, daug reikia kovoti su kūniškumu, labai. Bet jau ačiū Dievui, kad aš atskiriu, kur dvasia ir kur tas, reiškia. Ir toliau irgi, kas pavyzdžiui, netobulumai su grupės, pavyzdžiui, giedojimo, ne, irgi supratau. Tegu jie būna tokie, kokie jie yra. Irgi. Nuolankumas. Mokina. Va taip, vėl egzaminas. Ir tada aš nereikia man tada reikalauti, sakau, nuostabus jūs varykit toliau taip. Ir netgi gal dar didesnių rezultatų pasieks, negu aš juos mokyčiau, auklėčiau ir vis norėčiau pagal save. Taigi yra šlovinimas. Jo, svarbiausia, kad tai iš širdies būtų. Taip, tai svarbiausia. Jūs jau truputį pradėjote apie tai kalbėti, bet su kokiais iššūkiais jūs susidurėte kaip vadovas? Galbūt administraciniai, ten organizaciniai, finansiniai, kaip, nežinau, žmonių išteklių klausimas kažkoks. Per COVID tai teko kažkaip visi tai susirgo, tai žodžiu gavosi, kad aš vienas buvau sielos festivalio, visiškai vienas atstovavau. Kad kažkokie iššūkiai būtų, tai aš gal kartais ir nebūdavo iššūkiai tokie, kad gyvenimo iššūkiai, kad nenori nieko kitą kartą. O kad kaip vadovai su jais, galbūt ne. Neturėčiau tokių, kad kažkokie iššūkiai būtų. Mes kažkaip sutarėm. Jie labai noriai viską priima iš tikrųjų. Iš žmogiškos pusės. Sakėt jau, kad jau nenori nieko. Tai čia kaip toks tai čia psichologiniai dalykai iš mano gyvenimo. Nes aš kai žmonos netekau, tai man viskas labai sunku šlovinti, kai tau, pavyzdžiui, visai kitaip viduj. Kaip pavyzdžiui, sakau, taip pat kaip reiškia, jau tu turėtum būti taip visam sastate ir čia džiaugtis ir ras nėra, žinai. Tai kažkas tokio. Tokie išbandymai gyvenimiški. Tokie galbūt iššūkiai. O su jais aš neturiu tokių iššūkių, tokių, kad jau būtų. Ne, viskas gerai. Kaip atrodo jūsų muzikos kūrimo procesas? Labai įdomus. Pavyzdžiui, vėluoju, jau reikia kažkur būti kažkokioje vietoje ir staiga man gimsta kūrinys, įsivaizduok. Aš kažkaip kažkaip per bairis. Sakau, aš reikia išeiti iš namų, tai aš tada, kaip čia dabar, aš viską mesiu ir būna ir tokie dalykai, tai kartais praleidžiu, labai kartais gaila būna, kad, esu praleidęs tokių, reiškia, kur yra, kaip sakyti, įkvėpimas ir tu jo nepanaudoji niekaip, nes, tiesiog negali. Arba susapnuoju, pavyzdžiui, fainai tai būna, sapnuodavau. Ir taip įdomi, ir sapnuoju sąmoningai, kad reiškia, tu girdi, vaikštau, reiškia, prie jūros ir skalauja vanduo, reiškia, krantą. Ir taip, reiškia, bangos skalauja ir aš girdžiu tokią muziką kažkokią. Ir aš einu kažkur artin, kur ta muzika, taip labai gražiai kaip skamba, taip sapnuoju, sapne reiškia. Ir taip atsirandu prie kažkokios arkos ir viduj girdžiu, aš niekur negirdėjau, man taip gražu, gal kas čia kaip. Tokia, ir aš tada taip kažkaip, reikia prisiminti. Ir reiškia, sąmoningai sapnuodamas, galvoju, reikia prisiminti ir kažkaip tai įdomiai taip, kad reiškia grįžti iš sapno. Ir tiesiog įrašai į telefoną. Ir taip yra tokių gimusių kūrinių tiesiog iš sapno.
O nėra tokio, kad, pavyzdžiui, Su žodžiais. iš kažkokių kitų šaltinių, ten, pavyzdžiui, skaitot Bibliją, o, pavyzdžiui, toks geras, liečiantis mano širdį eilutę ir galima dėka šitos eilutės parašyti kažkokią dainą. Nėra tokio? Taip, yra ir tokių dalykų, taip, yra ir adoracijų tokių, kaip yra adoracija, reiškia, tu medituoji, vadinkime meditacija, ar ne, tai irgi yra, ta prasme, per tokią tylą, susikaupimą irgi atėjo, reiškia, kūrinys. Labai įvairiais būdais. Kitą kartą tiesiog, vieną kartą, vat irgi, sakau, Dieve, sakau, jau senai turėjau naują kūrinį kažkokį. Čia prieš Velykas, šitas Velykas. Ir taip geras, ir atėjo muzika iš pradžių, ir paskui žodžiai. Ir kaip jie ateina, ir kas įdomu, kad tie žodžiai į priekį. Kas reiškia bus, kažkaip taip. Ir kitą kartą klausai, ką tu čia groji iš tikrųjų, ką tu čia giedi, ir taip buvo geras, žinai. Taip, jau kažkas tai yra dabar, o dabar kaip tik, ar dar bus, žinai. Taip įdomi, jinai mane, ir tie patys kūriniai mane evangelizuoja patį. Jie man įkvėpimą tokį duoda, reiškia, toks vyksta toks procesas dvasiniam, tokiai platmėj, kad tuo metu toks yra dvasinis komfortas, toks, kaip čia pavadinti, aš nežinau, kaifas. Ir taip gera būna, kai taip jo. Ir bandžiau taip aš iš piršto, galvoju, paimsiu iš piršto, išlaušiu ir sukursiu kažką. Žiūriu, nesigauna niekas. Kol nėra tavo tepimo, ne. Kur jūs dalyvaujate? Tai kaip, bažnyčioj, katalikų bažnyčioj, dabar įsipareigojau, pajutau, kad Dievas mane ten kviečia, pas pranciškonus, Švento Jurgio bažnyčioj, Kaune prie Kauno pilies, priešais Kauno pilį. Ten yra architektūrinis paminklas, labai graži bažnyčia, ten, reiškia, visą kitą. Kažkaip tenais aš esu, reiškia, kiekvieną penktadienį vakarais. Ir sakiau, kas bus, trūks pliš, aš ten turiu būti. Nežinau kodėl. Net nežinau, bet aiškiai supratau, kad aš va čia turiu būti. Ir ten aš, reiškia, aš lovinu. Tenais. Paskui, reiškia, buvo mums grinai ten, reiškia, su visą aparatūrą ten suvežė. Tam kemelyje, tam to Jurgio bažnyčiai buvo ten kažkoks tai ten poezijos pavasaris, man atrodo. Va, nes vienas yra poetas ten iš tų kunigų, vienuolių, jis ten dalinasi poeziją, o aš dalinausi savo poeziją kūrybos su savo Karaliaus vaikų grupe. Tai tenais buvo mūsų toks, reiškia, dalyvavimas. Daug perės, o šiaip tai senelių namuose, daug kur irgi Kaune, tai ir Vilijampoliai, ir paskui Žegždriuose irgi, dar Žegždriuose su tokio tikybos mokyti, ten vedė, tenais dalyvavom paskui. O šiaip tai esu Trakų senelių namuose, ištisai, reiškia, kiekvieną, reiškia, aš ten dirbu ir dalinuosi savo kūrybą ir taip pat evangelizuoju, nešuosi psalmes, evangeliją, jas klauso, aš jiems skaitau, dalinuosi ir savo kūrinius atlieku. Tai va taip. O šiaip kokia pagrindinė jūsų klausytojo auditorija? Aš nežinau, ką liečia. Šiaip tai dabar yra pagyvenę daugiau žmonės, nes ten, sakau, aš dirbu tenais, o šiaip visiems patinka, aš nežinau kodėl. Universaliai yra iš tikrųjų auditorija. Kažkaip ir keisčiausiai, kad patinka tai, ką aš sukuriu, patinka mano tiems, reiškia, mano nariams. Jiems labai patinka. Jie labai greit mokosi ir ta prasme kažkaip nori, jie mane net stumia daugiau, kad kažkur tai grotų, daugiau, tai va, taip kažkaip. Ir dalinuosi, kur Dievas duoda. Tiesiog taip. Tai turbūt universaliai, aš nežinau, publika. Sunku pasakyti vienam, nes labai pas mane ir visokiausiam progom yra tos giesmės, tie kūriniai. Ir Velykų, ir Kalėdų,
Ir sveikinimo net yra, reiškia, kaip ten, pavyzdžiui, ten, nu, linkėjimus kažkoks ar ne, paskui. Nu, vat visokiausiam temom. Įvairiai labai gaunu, taip, jo, ir bažnyčios tokiam pakilėjime. Nu, tokiam. Jeigu man reikia kažką groti, tai staigiai ateina iš vidaus, ką reikia groti. Kokio atsiliepimo sulaukėte iš savo klausytojų? Visiems labai patinka. Kaip nekeista, aš labai stebiuosi. Gal buvo koks nors liudijimas ypatingas jums parašė žmogaus? Kad apie mus kažką? Apie jūsų dainas, kad pavyzdžiui per jūsų dainą aš įtikėjau, pasikeitė mano gyvenimas. Tai galbūt kaip aš, toks yra Žanas, jisai katalikas, bet jis labai įdomus tas gyvenimas, jo buvo jis palapinių tokios, reiškia, šventės, stovyklas tokios, pasaulinius palapinių šventė, reiškia, kūrė. Ir šiais metais bus toks įdomus labai žmogus, tai per tai su juo susipažinau, aš nežinau, kaip čia pavadinti, ta prasme, kad nuliečia žmonės, jiems patinka ir aš kažkaip tai labai darau kaip sugebu, niekada man tai nėra, kad kažką tai savęs neprievartauju, nes tai yra gera, kai tu gali pasidalinti tai, ką tau Dievas duoda ir tai matai, kad tai yra Dievo dovana, bet ne tavo. Aš tik kaip ruporas išleidžiu, o kaip išeina taip, jeigu jam patinka, aleliuja. Kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į kritiką. Kritika būna gera ir būna bloga. Kaip jūs reaguojate į kritiką? Į kritiką? Į kritiką. O kas turėtų būti? Na nežinau, kai kažkas sako, kad jūs neprofesionaliai dainuoja, kažkas sako, kad jūs ten negalit datempti būtent tą natą, pavyzdžiui, kažkas galbūt sako, kad jūs aplamai ne tą dainuojat, skirtinga kritika būna. Būna iš profesionalios pusės kritika, o būna iš, žinot, tokių žmonių, kurie kritikuoja, kad paprastai kritikuoti ir kalbėti. Mano kumyras, kaip čia sakyti, sielos vadovas, tai yra Ramūnas Difartas. Va, jie, net aš jų kūrybą atsikuriu kitą kartą, prasme, man labai patinka jų kūryba, Ramūno. Tai aš tiesiog su juo pasidalinau, jisai profesionalas, visą kitą, jisai dabar, reiškia, daug koncertuoja, labai geros širdies, labai nuoširdžiai, labai per jį kalba. Ir aš jam nusinčiau tiesiog kaip irgi patikrinimą savo ten, tai reiškia, savo kompakto širdies maldą, jisai sako, vau, aš kol kas kritikos negirdėjau. Arba aš palaiminga, arba nenoriu nieko girdėti, bet negirdėjau. Kad kažkas, ar jie nesako, nenori sakyti, bet nesu girdėjęs kritikos. Aš tik pagiras, ir tada aš kažkaip susigūžiu. Man nepatogu atrodo, ašgi čia nieko nedarau. Čia nieko aš nedarau, o žmonėm labai liečia keista. Dar pagėdok, dar kažką tai. Man tai keista. Galvo gerai, aleliuja, Dievui garbė. Bet tokio, kad kritikos nesu girdėjęs iš viso. Tai jūs laimingas vadovas. Nežinau. Aš kažkaip laimingas nieko vadovas. negirdėjau. Tokio tikrai negirdėjau. Visiems labai gera. Aš pats savo kritikas. Didžiausias. Man taip norėtųsi taip. Ta prasme. Iš mano grupės. Bet dabar jau nenoriu, dabar gerai vis. Jau supratau tą pamoką. Nuolankume. Bet šiaip būna taip, kad sudainavot, pagėdojot festivalį, pažiūrėjot įrašą ir negaliu save pažiūrėti. Jo, nepatinka visą laiką. Tai sakau, čia aš tik pats savo kritiką. Aš vis laik sakau, ne. Ne taip balsas skambėjo, ne taip gitara skambėjo, kaip čia taip, kaip kolas, kaip medis. Visą laiką nepatenkintas. Tame tai jo, tai aš jau tikrai ne. Kokias dainas groja jūsų mašinai? Ką klausau? Jo. XFM klausau.
Anksčiau savo klausydavo, man patikdavo, žinai, kaip nekeista. Ai, mano pirmas tas blynas, kaip išėjo, jau pilnai harmonizuotas, nes mano yra 2 kompaktai išėję, tai yra Marijos radijo studijoje, reiškia, tai buvo tik tais akustinė gitara, be jokių instrumentų daugiau. O paskui susipažinau su žmogum ir aš norėjau jau harmonizuoti, nes aš groju ir galvojau, čia tas reikėtų, čia tas. Ir mano atėjo tas tokia mintis, kad kaip fainai būtų išleisti jau pilnai harmonizuotą muzikinį. Nu ir Dievas davė, taip išėjo ir aš labai patenkintas, kažkaip labai fainai man. Jo, gavosi labai nuostabiai, iš tikrųjų tai buvo nuostabu, kai tuo metu, sakau, dabar vyksta tai, ką aš galvojau, dabar viskas tavo rankose, ta prasme, tai ir man pritarė ten. Studijoje irgi, reiškia, draugas toks susipažinau ir mes įrašėm kompaktą. Ir aš turėjau galimybę rašyti ilgai, kiek man reikės. Kažkaip taip nereikėjo, reiškia, kad limitas laiko, dar kažką, bet tada, kada jau man tiks, tai aš jį taip jau visai... Ir vis tiek yra, aišku, ten aš, kai paklausai daugiau, ten kažką turėčiau dar trupučiuką, tai be abejonės, bet šiaip iš principo tai jo. Gyveninau savo svajonę. Tai klausot XFM ir savo dainas? Nu, dabar jau mažai savo. Dabar kažkas kitas klauso, reiškia, patinka jam ten, nežinau. Gal dar kažką klausot? Nu, tai aš anksčiau klausydavau roką labai, ten visokios, žinot, bet iš to išaugau iš to amžiaus. Dabar klasika gal daugiau, nežinau. Kokius planus turite savo grupėje? Gal naują albumą? Išleisit naują dainą? Ne, tai dabar nesenai yra visiškai gimus nauja daina, nemažai dabar naujų dainų gimė, o planai tai ne, dalyvauti festivaliuose, kur kviečia, dabar ten tarnauju toj bažnyčioj, dirbu tą darbą ištisai su seneliais, tai tuo dalinuosi visą laiką, su naujom kūryba savo naujom giesmėm, su jais, jie mano klausytojai. Kažkokių didelių planų, tai išleist kompaktą, tai reikėtų net ne vieną, nes labai daug yra giesmių. Galbūt toks planas buvo išleisti savo giesmyną, nes jau virš 100 turbūt yra jų. Kadangi mano, reiškia, vienas iš narių yra dizainas, visą kitą, tai mes ir viršelį patys visą logotipą savo sugalvojom, tą Karaliaus vaikų. Va. Ir būtų gal toks daugiau, kad išleisiu giesmyną ir kompaktą, bet tai čia kažkaip turi turėti tam laikas. Bet šiaip būtų iš ko. Bet jūs turite kompaktą savo, ar turiu? Turiu 3. Kiek? 2 akustinius. Reiškia, viena antra dalis vadinasi Maldos sparnais skrendu į tylą, pirma antra dalis ir Širdies malda jau tas pilnai harmonizuotas. Jis yra ir YouTube taip pat įkeltas. Kaip muzika paveikia jūsų tikėjimą? Nu taip, aš einu per muziką iš tikrųjų. Dievas davė tokią galimybę kažkaip tai išreikšti save, tai aš taip ir išreiškiu. Pavyzdžiui, aš daugiau, išreiškiu save per muziką. Tiesiog man lengviau save išreikšti per muziką, negu kalbėti taip. O ką patartum jauniems žmonėms, kurie nori pradėti groti, aplamai groti? Tai sveikintina iš tikrųjų labai, jeigu žmogus žino, ko nori. Tai sunku? Ne, tai jeigu jisai per vargą, jam reikės surasti savo kelią, aš manau. Jeigu tai jo bus, tai bus tas sunkumas, nebus sunku. Reikės dirbti, bet jeigu tai jo. O jeigu ne jo, tai pavyzdžiui, mano dukra, kaip mes norėjom labai ten su violončele mokėsi. Sakom, pagrok tą, ateina žmonės, reiškia, ten draugai, giminės. O mes taip džiaugiamės, va, kaip jinai gerai. O sako, man taip blogai. O mes nežinojom, įsivaizduojat. O mokinom ten visą kitą, eidavom, reiškia, ten žmona, reiškia, buvus, reiškia, kartu ir... O paskui, kaip išsišnekėjau su ja, tai ne jos. Nors jinai labai gražiai grojo tą, turi klausą, visą kitą. Ne.
To nereikia, mums reikėjo, kaip reikia pagauti tai, ką iš tikrųjų vaikas nori. Turėtų kažkaip tai labai gerai, kaip susiorientuoja, ko jis norėtų. O Bet kiek be metų darbo dukrai? tai aišku nebus. 24. O dabar jinai groja tik tai būgnais, jo? Ar ne? Pradėjo būgnais groti, bet jinai dar nežinau, ar toliau gros. Aš jau galvojau, kad jau vėl pas mus jau ateis į tą, reiškia, taip trūktų, taip gerai buvo, bet neaišku, kaip bus. O ką patartum jauniems, kurie nori sukurti savo grupę? Su kokiais iššūkiais jiems teks susidurti? Tai Pradžioj. nežinau, kokiais iššūkiais, jeigu... Na, iš savo pavyzdžio. Kaip jums buvo? Atsimena tą laikotarpį, kaip jūs kūrėt grupę? Tai kad nebuvo iššūkių jokių. Kažkaip natūraliai viskas atėjo, susikūrėm ir viskas. Tapom karaliaus vaikais. Kažkaip, nežinau, forsavimų kažkokių nebuvo specialių. Natūraliai kažkaip, nežinau, grojau ir prisijungė paskui vienas kitas ir trečias, ketvirtas ir taip. Ta prasme, nežinau, iššūkiai tokie laikas, nes, reiškia, tikrai buvo laikas, kai mes labai daug valandų per dieną grodavom, labai daug. Nu, tiesiog buvo toks laikas, kad mes labai daug laiko praleisdavom. Tai čia gal laiko reikia klausimas, kas kur toliau gyvena, ar dar kažką, kad susisiekimai ten tie, noras, aišku, su malda pradedam. Ir ta prasme, jeigu yra pasaulietiškas dalykas, tai čia vėl kitaip, o kaip Dievas veda, tai galbūt noras ir tiesiog tas bendruomeniškumas. Ir nebijot kažkaip tai to darbo, kažkokio vis tiek. Jūs taip paklausyti, tai galima tvirtai pasakyti, kad jūs darote Dievo darbą. Dėl to, kad neturite sunkumų, neturite iššūkių, iškart jaučiasi, kad Dievas jūs veda nuo pat pradžių. Ir norėjau paklausti, kaip tarnauti ir kaifuoti? Tarnauti ir kaifuoti? Nu, tai turbūt atpažinti Dievo dovaną savy. Aš, pavyzdžiui, groju. Aš netgi nežinau, ką grosiu. Aš kai paimu gitarą, jinai pradeda groti. Kažkaip taip vyksta. Ir aš tada, geras. Nu, taip, net stebiuosi, ta prasme. O šitaip. Ačiū Jums labai už Jūsų interviu, už Jūsų pokalbį, labai Dėkui. patiko. Ačiū, kad atvažiavote. Ačiū mūsų klausytojams, žiūrovams, kurie buvo iki galo. Rašykite komentarus, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite like. Ir dabar, Ramūnai, norėtumėm paprašyti, kad jūs sugrotumėt mums savo dainą. Tu mūsų karalius, tu mūsų viešpats, tu mūsų tėvas, mes tavo vaikai. Tu mūsų karalius, tu mūsų viešpats, tu mūsų tėvas, mes tavo vaikai. Tu tas, kuris sukūrė žemę, tu tas, kuris man leidai gimti. Tu tas, kuris už rankos veda, neleidžia tamsoje pradėti. Tu tas, kuris teiki man šviesą, nes pats esi šviesa. Tu tas, kuris apsaugai
į mane. Tu tas, kuris turi man planą, kiekvieną rytą vis kvieti. Su tavimi, žingsniuot po žemę, tavo malonė taip apsti. Aš tavo rankos, kojos, lūpos, tu nori mus visus naudot, pakelti tuos, kas svarbus klūpo, padėk pakilti, atsistok. Tu tas, kurio aš laukiu, myliu, kurį taip trokštu nuolat gert. Aš atradau tave šaltinį, tik tavyje gabus gyvent. Aš tavo rankos, kojos, lūpos, tu nori mus visus naudot, pakelti tuos, kas svarbus klūpo, padėk pakilti, atsistok. Tu tas, kurio aš laukiu, myliu, kurį taip trokštu nuolat gert. Aš atradau tave šaltinį, tik tavyje gabus gyvent. Tu mūsų karalius, tu mūsų viešpats, tu mūsų tėvas, mes tavo vaikai. Tu mūsų karalius, tu mūsų viešpats, tu mūsų tėvas, mes tavo vaikai. Mes tavo vaikai, mes tavo vaikai, mes tavo vaikai. Karaliaus vaikai. Šlovė Viešpačiui. Visa, ką turiu, atiduodu tau. Visa, ką turiu, tai tu. Visa, ką turiu, atiduodu tau. Visa, ką turiu, tai tu. Visa, ko prašau, ko tavęs meldžiu, visa, ką myliu, tai tu. Mano svajonės, kaip dangaus žvaigždės, surinki jas visas prie tavo kojų paberk. Mano ilgesys būti su tavim, laimė tu mana širdis, vilties pilna. Visa, ką turiu, atiduodu tau. Visa, ką turiu, tai tu. Visa, ką turiu, atiduodu tau. Visa, ką turiu, tai tu. Mano svajonės, kaip dangaus žvaigždės, surinki jas visas prie tavo kojų paberk. Mano ilgesys tik būti su tavim,
laimė tu mana, širdis vilties pilna. Hey! Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Mano svajonės, kaip dangaus žvaigždės, surinki jas visas prie tavo kojų paberk. Mano ilgesys tik būti su tavim, laimė tu mana, širdis vilties pilna. Hey! Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Oh, oh, oh.